Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkočius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje šviežias idėjos su Lidl atguls dar vienas šventinis patiekalas. Susismulkiname morką, svogūną susipjaustome pusžiedžiais, toliau susipjaustome ir papriką. Susipjaustome grybus, tai susipjaustome čili pipirą, čia mes naudosime ir česnaką. Pilame šiek tiek balto vyno, nuskaliname druską ir pipirais, daržovės pramaišame ir dedame į šoną šiek tiek pailsėti. Belieka pasiruošti lašišą. Nusiemame odą, iš odos galite pasigaminti batus arba pirštinės. Lašišą susipjaustome porcijom. Ant sviestinio popieriaus dedame mūsų daržovės, ant daržovių išdėliojame lašišos gabaliukus. Nuskalinam žuvį druską ir pipirais, ant viršaus uždėsime po kelis griežinėlius citrinos. Citrina žuviai suteikia visai kitą gyvenimą. Po šakelę krapų. Paskutinis šio patiekalo akcentas – sviestas. Mūsų žuvis keliauja į orkaitę 220 laipsnių temperatūroje 12 minučių. Na, o kol lašiša kepa, ant mano stalo puikuojasi puikus deluxe produktas panetone su stracciatella. Dar vienas šiltas ir žiemiškas patiekalas ant mano stalo. Šiandien tiek, o rytoj pasimatysime šviežias idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.